Sveiki. Apie tai, kaip grįžtama mokytojauti savo gimtąjį miestelį, be to, ką reiškia būti mokyklos direktorė. Ugnė Beinarytė, šiandien mano viešnia. Jūs esat Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktorė. Taip. Antanas ir Jonas Juškos. Kas jie buvo? Tai buvo labai tuo metu garsus žmonės, tai yra kunigas ir poetas, du broliai, kurie labai didelį indėlį įdėjo į literatūros kryptį, labai ilgai Veliuonos miestelėje kunigavo ir šitie žmonės iki šiol, jie yra mūsų gimnazijos žmonės, kuriais mes vadovaujamės, jų principais, jų mintimis. Mes turime literatūros muziejų, kuriame mes eksponuojam jų darbus, jų mintis. Tai yra žmonės, kuriais mes gyvename. Veliuonos miestelis, Veliuonos mokiniai, mes žengėme koja kojant, tausodami, saugodami šitų dviejų žmonių paveldą. Koks dar paveldas, nes aš žinau, man atrodo, dar daugiau paveldo Veliuonoje yra išsaugotas per tokį laiką, per kurį, kaip ir logiška būtų manyti, kad tas paveldas turėjo būti prarastas. Tai yra garsusis Veliuonos dvaras, kuriame mes prie kurio mes kiekvienais metais rengiame labai garsę Jurbarko rajono veselėje. Ir prie to dvaro yra labai didelis ir aukštų medžių galingas sodas, kuriame mes vykdome įvairias edukacinės pamokas. Taip pat pas mus Veliuonos miestelė yra Vytauto didžiojo paminklas, kur Apie ką aš ir kalbu, jo. Taip, atsiprašau. Kiekvienais metais mes rengiame duonos kelią prie šio paminklo, pagerbėme Vytautą didįjį. Tai turbūt tokios dar du objektai, kuriais mes didžiuojamės Veliuonos miestelis. Tai papasakokit, prašau, koks buvo jūsų kelias į mokytoją? Kai baigiau 12 klasių, visada norėjau ir galvojau, kad noriu stoti į pedagogiką, bet... Nuo darželio? Taip. Kodėl taip sakau? Todėl, kad jau būdama jaunystėje pas tėvus antrame aukšte palėpėje, aš pasisodindavau lėles, pasidėdavau lentą ir su kreida rašydavau įvairiausius žodžius ir mokindavau lėles mokyti. Kodėl? Todėl, kad mano giminė yra pedagogų giminė. Mano močiutė, mano krikšto mama, mano pati mama, kuri yra man pavyzdys, kuri yra mokytoja. Ir aš visą laiką norėjau keliauti šiuo keliu, bet po 12 klasių kita mano močiutė sako, Ugne, bet mokytojai mažai uždirba. Stok į medicinos sritį ten, kur žmonės tikrai gerai gyvena. Nu ir gavosi taip, kad aš paklausiau močiutės ir įstojau kineziterapiją, pabaigiau kineziterapijos bakalaurą, įgijau reabilitologo diplomą. Padirbau turbūt 3 mėnesius ir supratau, kad tai ne man. Ir aš supratau, kad man reikia laikyti savo svajonių ir grįžti į mokytojo kelią. Ir tuo metu vyko renkuosi mokyti intensyvią atranką ir aš labai džiaugiuosi, kad man teko garbė iš 12 mokytojų tapti vienai iš jų. Ir visą vasarą mes renkuosi mokyti programą ruošiamės mokyklai ir labai džiaugiuosi, kad nuo rugsėjo 1 dienos man teko garbė pradėti dirbti biologijos mokytoja Raudonės pilyje, kur vėl man tai buvo kažkas nuostabaus, nes turbūt Lietuvoje nėra labai daug pilių, kurie yra mokykla. Tai aš pradėjau dirbti biologijos mokytoja, taip ir prasidėjo mano mokytojos karjera. Ir dirbau Raudonėje, tada pasiūlė Veliuonos gimnazijoje dirbti. Tai tas kelias turbūt Panemunių mokyklos mokytoja esu. Aš taip kartais galvoju, nes visos mokyklos mano yra Panemunių tuo gražiuoju keliu. Ir
prieš keletą metų buvusi gimnazijos direktoriai išėjo ir pradėjo gimnaziją galvoti, kad mums reikia jauno vadovo. Mes apie jūsų direktorės kelią dar pasikalbėsime. Aš dar noriu sugrįžti į tos laikus, kai jūs buvote biologijos mokytoja. O kodėl biologijos? Man visada labai patiko biologija, turbūt ir dėl to įstojau ir kinesterapiją, nes man įdomu žmogaus anatomija, žmogaus funkcionalumas. Mokykloje labai patiko šitas mokslas. Neslėpsiu, nėra visi dalykai biologijos, kurie man labai patinka. Man patys įdomiausia tai yra, kaip ir minėjau, žmogaus anatomija. Tai turbūt žinokit, dėl to man ir tas dar įskiepijo dar tą biologiją, nes aš buvau skautė ir mes skautai gamtos vaikai ir man labai patikdavo dabar jau sakau gamtoje ir ta augalija, gyvūnyje. Tai taip turbūt ir suformavo mano savanoriavimas, buvimas skautė. O daug laiko praleisdavot skautijoje? Taip, labai daug laiko. Skautai užėmė tikrai labai didelę mano dalį gyvenimo. Aš pradėjau skautauti nuo 13 metų. Mano mama buvo mano pirmoji vadovė skautijos. Ir tiek skautavau, kad džiaugiuosi, kad teko pačiai turėti savo draugovę. Ir mokykloje Raudonis pilyje įkūriau savo draugovę. Ir mes skautavom taip pat ilgą laiką ir džiaugiuosi, kad užauginau keletą skautų, kurie iki šiol dabar yra Lietuvos skautijos, sėdi administracijoje. Šiaip mes kalbam, iš esmės mūsų tema yra formalusis ugdymas, mokymo kelias, bet skautija, Šaulių sąjunga, dar įvairios organizacijos. Kaip manot, ant kiek svarbios jos yra jauno žmogaus gyvenime? Labai svarbios. Ką jos duoda? Kodėl reikėtų pasiūlyti žmonėm ten atsidurti? Dalykiniai dalykai, tai formalusis ugdymas, mes visi suprantame, kad mums reikia mokytis ir mes mokomės. Tačiau ugdant bendrasias kompetencijas vaikų, tai yra išgyvenimą, buvimą ir supratimą, kas yra ta gamta, sportavimas, judėjimas, tai suvokimas, kad aš gerai jaučiuosi, būdamas tarp žmonių, su jais komunikuodamas, bendraudamas. Tai aš labai tai vertinu kaip didelį prioritetą. Tai dalykinius dalykus mes žinome, bet tas neformalusis, tai jis duoda augimą žmogui, jį augina ir plečia jo pasaulėžiūrą. Nes mes, jeigu susikoncentruosim tik į matematiką, tai, bet mes turbūt turime ir suvokti, kad tie dalykai, kurie yra išorėje, kur dar papildomi dalykai, juo duoda, kad žmogus augtų, kad jisai turėtų didesnį potencialą gyvenimui, neišsigastų gyvenimu. Ne? Tai aš taip galvoju, kad tai labai yra svarbus dalykas ir man kaip turėdama būtent savo draugovę skautams, aš tą ir diegdavau ir man tai įdėgi gyvenimui, kad aš tikrai džiaugiuosi gyvendama mieste, bet suprantu, kaip gera savaitę pabūti miške, be telefono, be televizoriaus, pačiai užsikurti laužą ir valgyti pasidaryti. Tai tas yra labai svarbu. Tai visus tos įgūdžius jūs, aš suprantu, turit. Taip. Jūs sakėte, jūsų giminė yra pedagogų giminė. Ir dažnas profesijos atstovas nelinki savo vaikam eiti pėdomis. Kaip buvo pas jūs? Kaip ir minėjau, viena močiutė taip nenorėjo, kad aš keliaučiau iš mokytojo keliu, bet mano mama man buvo visą laiką pavyzdys gyvenime, nes aš atsimenu tuos laikus, kaip jinai buvo pradinių ugdymų mokytoja ir atsivesdavo mane su broliu pas save į klasę. Ir aš jau tada mačiau, kas yra šiuolaikinis ugdymas, nors tai buvo labai seniai, nes jinai suguldydavo vaikus ant pagalvių ir skaitydavo jam pasakas. Ir tai būdavo lietuvių literatūros pamoka. Tai mama, jinai visada mane palaikė, jinai dabar ir mane palaiko, jinai visą laiką mane skatina, būna tokių dienų, kada mokytojas pavargsta, nebeturi jėgų.
nori viską mesti, bet jos yra toksai sakinys, bet tu prisimink, kaip gera pažiūrėti jauno žmogaus akis ir matyti, kaip tave gerbė. Tai aš kažkaip stengiuosi tuo vadovautis ir mamos palaikymas, mano krikšto mamos, kuri taip pat yra mokytoja, taip pat kita mano krikšto mama, kuri labai gaila prieš metus mirė, buvo pradinio ugdymo mokytoja. Tai mes viena kitą tokį kaip uždaras ratelis, kur palaikom viena kitą visą laiką ir motyvuojam viena kitą. Tai... Mokinio pagarba, vat, jūs užsiminėt labai. Kas turi nutikti, kad mokinys gerbtų? Jisgi neprivalo. Ta prasme, jis ateina į mokyklą, atlieka savo pareigą, jis mokosi visą kitą, bet gerbti ar negerbti čia jau yra vidiniai procesai. Tai koks turi būti mokytojas arba kas turi nutikti su mokiniu, kad atsirastų ta pagarba akise, apie kurią jūs kalbate? Aš atsimenu, kai pradėjau mokytojauti, tai įėjus į klasę, tai turėjau tokį suvokimą, dabar aš pakeisiu pasaulį. Dabar viskas bus taip, kaip aš įsivaizduoju, kaip turi būti. Pamačiau, kad dėja, taip nėra. Ir tada labai ilgai su savim kalbėjau, analizavau, kalbėjau su savo renkuosi mokyti programos dalyviais, nes visi susidūrėm su tuo pačiu, tie, kurie nugriausime pasaulį. Ir aš supratau, kad tie dalykiniai dalykai, tarp tos pamokos, jos kartais neturi būti pačios svarbiausios. Jos yra labai svarbu, bet aš kaip pagarbą vaikų užsitarnavau, tai išklausydama juos. Bendraudama per pertraukas, neužsidarydama klasėje, o eidama bendrauti su jais, žaisdama stalo tenisą, išeidama krepšinį pamėtyti, išklausydama juos. Tai va ta pagarba, kai vaikas tavim pradeda pasitikėti, o tai reikia tikrai ilgo laiko, kol tavim vaikas pasitikė, bet tu turi suvokti, kad kad ir ta mano biologija, tai jinai labai yra svarbi, bet tas bendradarbiavimas, neformalus bendras, jis yra žymiai svarbiau. Tai aš pertraukų metu, kaip sakau, ne kavą eidavau gerti, o eidavau bendrauti su vaikais, būti tarp jų, žiūrėti, kuo jie gyvena. Ir tikrai būdavau, nemeluoju, tokių pamokų, kai aš ateidavau ir matydavau, ateidavau vaikai suirzdę, pikti, su keiksmažodžiais pilni, ne? Ir stop. Mes dabar nesimokinsime apie ląstelę. Mes dabar pakalbėsime apie tai, kaip jūs jaučiatės, ne? Gali kilti klausimas, o kodėl vaikai turi atvirauti ir kodėl jie turi pasakotis, ne? Tai jie neturi greičiausiai. Jie neturi, bet aš manau, per tam tikrą laiką, kai jie matydavo, kad aš būnu su jais, gyvenu jų gyvenimu, jie ir atsiverdavo man. Reikia mokėti išlaikyti labai mokytojas, tai nėra vaikų draugas. Tai reikia suvokti, tai tikrai nėra vaikų draugas. Bet vaikai turi šitą pagarbą išlaikyti mokytojui ir jį žiūrėti su pagarba taip, kad jisai norėtų tau pasakyti, kodėl tau šiandien yra bloga diena, ne? Kodėl tu šiandien gal palikime, ne? Tai yra kas? Tai yra saugumas? Taip. Saugumas taip. Ir pasitikėjimas? Taip, žinoma. Taip, žinoma. Ir tai ugdoma per bendravimą? Žinoma, per bendravimą. Aš manau, kad daug mokytojų, neabsoliutinsiu, gerai, dalis mokytojų bijo išeiti pažaisti stalo tenisą su vaikais, nes bijo pralošti. Ir tipo, kaip atrodys čia? Išėjo mokytojas ir pralošė, žinai, tai jisgi mokytojas, ne? Ir ten ką šiandien eisim žaisti ir įdės per mane, ten koks nors 12-okas. Tai ta prasme, kaip paskui gyventi reikės. Čia yra keistas suvokimas autoriteto toksai. Taip. Tai čia, šie dalykai, jie labiau suteikia drąsą būti kartu su vaikais, net situacijose, kai tu nebūtinai būsi geresnis. Nes jeigu žaisi žaidimą, tai nebūtinai tu laimėsi. Ar turiu, kad mokytojas jis toks pirmas, numeris 1 ir geriau net nebandyti, bet aš statusą. Ne, mes turime, mokytojas tai yra žmogus. Mokytojas yra žmogus, kuris jisai
būna ir džiaugsmingų dienų, ir klysta, ir liūdnas yra, ir piktas. Ir man tai niekada nebuvo, man kaip tik dar smagiau, kad vaikai laimėdavo ar prieš mane, nes kaip tu tada pakreipi, tai jeigu tu pralaimi, tai kaip tu sureaguosi, ne? Jeigu aš čia nesusipykau, aš čia nelaimėjau, ne? Bet puikiai žaidi, gal tu gali man parodyti, kaip aš galėčiau, kaip tą raketę, ne, man laikyti, kaip man rankas atpalaiduoti metant į krepšinį. Tai kaip tu pateiksi tą situaciją? Jeigu tu pateiksi, kad tave pamokytų, tai dar stipresnis ryšys tarp tavęs ir vaikų atsiranda. Tai aš manau, kad mokytojas yra žmogus, kuris neturėtų galvoti, kad jis yra neklystantis. Jis klysta. Mokytojas, mokykla, tam tikrą situaciją mes jau aptariam, apie santykį su vaikais, apie pasitikėjimo atsiradimą, apie pagrindinį tikslą, turbūt, kai matyti to vaiko akis ir jaustis, kad mokytojavimo yra prasme. Su kokiais dar atradimais ir iššūkiais susiduria mokytojas mokykloje? Mokytojas šiuo metu ypatingai dabar yra iššūkis bendravimo su tėvais. Kaip reikia bendrauti su tėvais, taip, kad tėvai būtų patenkinti tiek mokytojų, tiek savo vaikais. Tai yra iššūkis, tai aš nieko nesakau. Bet ar visada jie turi būti patenkinti? Jeigu būti patenkintų nėra dėl ko? Dažniausiai tėvai nori būti patenkinti viskuo. Kiekvienas žmogus nori būti laimingas. Tai mokytojai tai yra tikrai iššūkis dabar, nes reikalavimai yra labai aukšti. Iš vaikų labai nori didelių pasiekimų apskritai visa ministerija. Ir kartais taip nutinka, kad vaikui nepasiseka jam. Jis gal nėra tiek pilnai ir gabus ant to dalyko, ne? Bet yra tėvų, kurie bet tu turi vis tiek, tu turi išmokti, kaip čia. Tai laviravimas tarp mokinio, kai jis gerai jaustųsi ir bendravimas su tėvais, tai yra, manau, tikrai vienas iš didesnių dabar mokytojams iššūkių bendravimas. Taip pat kolegialus bendravimas. Manau, mokytojai dabar, nesakau, kad visur, bet aš taip manau, kad mokytojams reikia labai pastiprinimų, motyvacijos dirbti savo darbą. Ir mokytojams iššūkis yra tai, kad krenta motyvacija dirbti. O kas sudaro motivaciją būti mokytoju? Kas galėtų būti ta motivacija? Aš manau, vienas iš svarbiausių dalykų tai yra vadovybė, stipri vadovybė, kuri motyvuoja savo mokytojus, kurie turi labai aiškius tikslus, tikslės aiškias strategijas, kaip reikia dirbti, komunikuoti, palaikyti jų iniciatyvas, jų idėjas. Ne? Tai mano nuomonė, ta motyvacija mokytojams, tai turi būti besąlygiškas bendravimas su administracija. Ir kai administracija palaiko mokytoją ir palaiko visais klausimais, būna aišku tokių nutikimų, kad ir administracija pasakys griežtesnių tonų, kad ne, mes to nedarysime, nes yra taip. Bet tas buvimas šalia, tas grįžtamojo ryšio gavimas iš administracijos mokytojams, tai yra vienas, manau, svarbiausių aspektų, kaip mokytojas jis yra motyvuojamas. Vadas visada turi ginti savo karį. Tikrai taip. Ir įsivaizduoju, kad mes prieš tai jau kalbėjom apie problematiką iškilusią bendravimu su tėvais. Tai administracija negali nusišalinti, o turi padėti mokytojai šitoje situacijoje. Ir jeigu administracija nusiplaus rankas, tėvai darys spaudimą, tai mokytojas, kaip sakant. O su tėvais bendraujant, ar jūs žinot kažkokių gerųjų patirčių, kaip spręsti klausimus, kai jų vaikas pats geriausias ir tikrai to nepadarė, o jeigu padarė, tai gal ne taip stipriai, kaip čia dabar mokytoja nori pasakyti. Ir čia mokytojai, jeigu neišmoko, tai mokytojas kaltas. Aš čia hiperbolizuoju dabar. Gal ne taip yra, bet, Aš kiek savo darbe jau daug metų dirbu švietime, tai mano pats geriausias dalykas tai yra faktai.
pateikti faktai. Nutinka kažkokia tai situacija, tai sprendžiant tą situaciją turi, kaip ir minėjau prieš tai, dalyvauti ir administracija, dalyvauti mokytojai, tėvai ir vaikas. Ir turi būti pateikiami tikslingi faktai, nes aš esu toks, kaip sakau, tokia realiukė, nes esu biologijos mokytoja ir man labai svarbu yra, jeigu mes turime kažkokį įvertinimą, gavo nepatenkinamą įvertinimą, ne, ir ateina skųstis tėvai, ne administracija ir mokytojai. Bet mes atsisėdam ir žiūrime, dėl ko, kodėl tu gavai nepatenkinamą įvertinimą. Tavo atsiskaitimas buvo iš to dalyko, ne, bet ar tu tą mokė. Ir atvėrimas akių tėvam, ne užglaistimas, bet atvėrimas su faktais, tai ir pateikimas tėvam iš administracijos pusės ir iš mokytojų, kaip jūs galite mums padėti, kad jūsų vaikas, jisai gautų tą patenkinamą įvertinimą. Tėvai gal sakys, žiūrėkit, jūs neišmokytis ir nemoka. Bet labai žinot, kas svarbu yra, kokiu tonu šneki su tėvais, kaip tu su jais šneki. Jeigu tu šneki tokiu neigiamu tonaciją, kad mokytas padarė viską išdėsti, bet mokinys negirdėjo, nes ten žaidė telefonu ar kažkas. Bet kaip tu pateiki, ne? Mes manome, kad jūsų vaikas tikrai jisai galėtų gauti ir tokį vertinimą. Tai žinokit, aš manau, kad su visais tėvais įmanoma užmėgsti ryšį, tik tais reikia tam daug darbo ir, kaip sakiau, toksai trikampis turi būti administracija, mokytojai ir tėvai, o viduryje vaikas. Jūs gera dėrybininkė, greičiausiai. Dabar keliaukime į tą jūsų gyvenimišką situaciją, kai būdama paprasta biologijos mokytojas, vieną dieną nusprendžiat ar nenusprendžiat, gal jūs priverčia, paima įkaitę ir priverčia tapti mokyklos direktoriu. Kaip tas procesas atrodė? Tai kaip ir minėjau, tai ta biologijos mokytoja, dirbdama, aš niekada negalvojau dirbti administracijoje, bet turbūt jau skautaudama, žmonės taip matydavo ir sakydavo, tokia tu lyderė esi, tu tokia vadovė, ne, kaip sakiau, turėjau draugovę savo. Ir kai pasiūlė man, kad administracijos poziciją užimti vadovo gimnazijos, aš labai ilgai galvojau, tikrai galvojau, ar man to reikia, ar man dar reikia papildomų iššūkių, bet tai ir vėl mano šeima. Mano šeima, ypatingai mano mama, Ugne, tu visą gyvenimą buvai lyderį ir pabandyti šią poziciją, tai yra dar vienas iššūkis, kurį tu paskui gailėsies, jeigu tu nepabandėjai. Ir ne vien tik tai tas, bet tas jausmas, kad man Veliuonos gimnazija mano kaip antri namai. Visus vaikus pažįstu, visus mokytojus žinau, visus pliusus, minusus. Ir man ten visą laiką taip gera važiuoti, nes tu jautiesi kiekvieną kampą žinanti. Kalbėjau su mokytojais ir mokytojai su tokiom viltingom akimis, kad jaunas žmogus, perspektyvus, mums reikia žmogaus, kuris atstovėtų mūsų gimnaziją. Tai palaikant ir administracijos, su vaikais šnekėjau, kaip jūs reaguotumėte į tai, jeigu jūsų biologijos mokytoja, nes tai yra... Jeigu mano klasė nebe šita bus, o... Taip, nes tai yra, žinokit, tai yra tikrai iššūkių. Tai vaikai labai džiaugsmingai tuo sutiko. Bet jie nesuvokė, kad jie praras biologijos mokytoją. Jie nesuvokė, bet... Ar tas bendravimas mūsų nutrūko toks, koks buvo? Ne. Aš būdama direktorė einu stalo tenisą žaisti. Tai kaip tu pasirinki tą kelią ir dėl ko tu eini dirbti? Gerai, tai kaip atrodo mokyklos direktorės rutina? Ką veikia mokyklos direktoriai? Visi ten vieni mokosi, kiti moko. Kažkas tvarkosi, direktorė sėdi kabinete. Ir kavą geria. Geria kavą ir nežinau, ir būna svarbi. Ne, direktorė turi labai daug pareigų
Direktorės darbas prasideda 7:30. Ryte pirmas žmogus, kuris ateina į mokyklą. Ir turiu tokią tradiciją. Vaikai tai jau priprato prie to, bet mano langas yra į stovėjimo aikštelę, kur atvažiuoja autobusai. Ir aš kiekvieną rytą pro langą žiūriu, kaip jie atvažiuoja ir kaip jie išlipa iš autobusų. Man tokia yra tokia tradicija, tokia ir svarba, kad aš matau, kaip vaikai su kokiam nuotaikom ateina. Vaikai priprato, pirmiausia buvo jiems keista, kad direktorius čia jau žiūri, ką čia prisidirbo gal ar kažkas vyksta. Tai tokią tradiciją turiu, o paskui prasideda, žinokit, daug darbo. Tai yra bendravimas su mokytojais, problemų sprendimas, darbas su dokumentais, bendravimas su tėvais, bendravimas su švietimo skyriumi. Tai atrodo, kad direktorius tai sėdi, kaip sakiau, ir kavą geria. Bet jo darbas baigėsi 6-7 valandą su tikrai iškvaršusią galvą, nes problemų išspręsti kiekvieną dieną yra labai daug. Pakalbėkime jau jūs direktorius. Viskas. Taip. Tai vienas iš pagrindinių jūsų, mano akim žvelgiant, uždavinių yra sukurti stiprią ir kokybišką bendruomenę, bet to suteikti mokiniam galimybę mokytis. Taip. Tam reikia mokytojų. Jūs dabar esat administracijos vadovė, kaip sakant, čia nuo jūsų priklauso, kaip, kokius ir kaip kokius mokytojus jūs prisikviečiat ir kas jūsų akimis žvelgiant yra geras mokytojas, kokio jums reikėtų. Džiaugiuosi, kad dabar prisikviesti man mokytojų nereikia, nes mokytojai nesijaučia pas mus trūkumo mokytojų. Bet geras mokytojas, aš visą laiką prieš rugsėjo 1 dieną, kai vyksta mokytojų tarybos posėdis, visą laiką pateikiu, į ką mes šiais metais akcentuosime, į ką mes, kokie mūsų tikslai yra. Ir geras mokytojas yra tas, kuris vadovaujasi gimnazijos strategija, mokyklos strategija. Jis kūrė turbūt strategiją. Taip, mes kiekvienas kūrėme savo tikslus, kiekvienais metais uždavinius kūrėme. Tai kuris vadovaujasi ir laikosi to. Geras mokytojas tas, kuris su vaikais, mano nuomonė, atranda laiko būti ir per pertraukas. Tai aš nekartą sakau mokytam, kad suprantu, kad jūs norite pailsėti, bet atraskime laiko paklausti vaikų, ar jūs viską supratote šioje pamokoje? Jeigu kažkas nesuprato, gal galite pasilikti po pamokos ir aš jums paaiškinsiu. Ne? Tai atrasti laiko tam vaikui ir kartais aš jiems sakau mokytojam, mes vis dėlto dirbam švietime, kur nėra labai dideli pinigai, bet mes dirbam dėl ko? Dėl vaikų. Ir geras mokytojas yra tas, kuris kiekvieną rytą ateina ir vadovaujasi tuo principu, kad aš atlieku nuostabų darbą, nes aš ugdau visos Lietuvos žmonės. Ne? Tai va tas yra geras mokytojas, kuris kuria tą ryšį su vaikais betarpiškai, kuris taip pat, aišku, išdėsto savo dalykus, kuris yra kompetentingas, kuris vaiko, būnant tokių tikrai stresinių situacijų, neįžeis, kuris kantriai išaiškins jam. Geras mokytojas yra tas, kuris labai aiškiai turi savo pamokos struktūrą ir kuris turi labai aiškiai nubrėžtas ribas tarp savęs ir vaiko, bet tos ribos, yra riba, bet tos ribos peržengti negalima, bet vaikas visą laiką jaučiasi saugus toje klasėje. Ne? Tai taip pat labai svarbu, kad geras mokytojas, ką aš ir sakau savo kolektyvui, turėtų labai aiškę savo vertinimo sistemą, nes vaikam labai yra svarbu vertinimas. Aš pati, kai buvau mokytoja ir dėl to dabar savo kolektyvui sakau, mes rašydami įvertinimą, mes turime mokėti paaiškinti vaikui, kodėl tu gavai tiek. Ne? Nes kartais tai būna, kad išdalino kontrolinius ir va čia vienam 10, kitam 8, tam, ir vaikas sėdi ir jis nesupranta, kodėl aš 8 gavau, ne?
Ir geras mokytojas yra tas, prie kurio prieis vaikas ir paklaus mokytoją, gal galite man paaiškinti. Drįs prieiti, nes jausis ja, taip, saugus, kad taip, jam už tai nieko taip, nebus. Žinoma. Tai aš, kai buvau mokytoja tuo visą laiką, aš kai tada tikrai mokykla man buvo visas gyvenimas, tai aš netgi po kontrolinio darbo surašydavau pliusus, minusus vaikų, ranką rašydavau, ne? Bet dabar aš mokytojams sakau, jūs turite paaiškinti mokiniam, nes jie turi žinoti, ne, dėl ko jie. Tai va keli tokie aspektai, kas yra geras mokytojas. Naujosios technologijos. Tai yra svarbu šių dienų mokykloje, dirbtiniai intelektai, skaitmena ir visa kita. Žinoma, taip, tai tikrai yra labai svarbu, nes mes negalim nusigręžti nuo to, kad dabar taip yra. Čia toks yra gyvenimas, bet vėl, kaip mokytas, koks mokytojo požiūris bus. Ne? Mokytas turi būti šiuolaikiškas technologijom ir mokėti su jomis dirbti. Kad vaikus, mes neuždraustume vaikam, negalvotume, kad mes pamokoje tai tik knyga ir sąsiuvinis. Ne, taip nebėra jau, nors kartais yra mokytojų, kurie dar nesutinka su tuo. Bet mes turime mokėti dirbti su priemonėm, skaitmeniniam, su to pačiu ChatGPT, mes turim taip mokėti, taip pateikti vaikam, kad yra kažkoks tai klausimas, tu galėtum pats išgalvoti tą atsakymą, ne? Bet ar tau reikia pagalbos, tai gerai, paieškok, tau gal pagalbą duosi. Ne? Tai va tas mokytojų požiūris yra, kaip jis tai. Aš džiaugiuosi, kad gimnazijų mokytojai, tikrai mes turėjome šiais metais vieną iš tokių uždavinių, būtent ir kreipti dėmesį į skaitmeninės tas technologijas. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad gimnazijoje nėra mokytojam, tai kažkas naujo. Ar būna kartais, kad mokiniai pervertina galimybės ir kartais, kiek aš girdžiu, reikia ruoštis, čia dabar girdėjau šią savaitę, reikia ruoštis debatam. Ir mokinys ateina, pasiėmęs ChatGPT, debatus, viską jisai nuskaito, ne? Vėl koks mokytojas, kaip mokytojas reaguos į tai, ne? Ir aš kai šitą situaciją sužinojau, aš pati nuėjau pas tos vaikus, nes aš kai buvau mokytoja, mes debatus labai dažnai darydavom, tai ir aš jiem paaiškinau vaikai, debatai apskritai, kam jie yra reikalingi, ne šiaip, kad mokytojas sugalvoja, ne? Debatai yra reikalingi taip, kad jūs mokėtumėt viešai kalbėti, savo turėtumėt argumentus, galėtumėt kontraargumentuoti. Ne? Ir jūsų pasiėmimas ChatGPT ir nuskaitimas, ar tai kokią jums naudą davė? Jokio santykių su savim nelabai yra. Nėra jokio. Tai va, kaip čia mokytojas, jisai pastrateguos, pažiūrės į tai, bet mano nuomonė dabar tai yra labai svarbu, tikrai svarbu, mes gyvename tokiame amžiuje ir yra tikrai labai gerų skaitmeninių priemonių, tikrai nuostabių, kur tiek pradinių ugdymo mokinius, tiek netgi iki mokyklinukus, prieš mokyklinus tu sumotyvuoji, netgi tam tikram dalykui mokytis tu sumotyvuoji. Pakvieskit jaunus žmonės tapti mokytojais. Kodėl jie turėtų pasirinkti tą kelią, kuriame jūs jau esat? Mokytojas yra daugiau nei mokytas. Mokytojas yra patarėjas, žinių turėtojas, žmogus, kuris ištiesia tau ranką kiekvieną dieną, žmogus, kuris nori matyti mokinio švytinčias akis. Mokykla tampa tarsi antri namai, kuriame tu gyveni su įvairiausiam emocijom. Ir buvimas mokytojų, mano nuomonė, ir visą laiką aš šitos nuomonės laikysios, tai yra darbas, kuris neturi rutinos. Kuris neturi netgi darbo valandų, man atrodo. Neturi nei darbo valandų, bet kai tu matai laimingus vaikus, kai tu pajauti ryšį tarp jų, ne, tai tu prisipildai labai gerų emocijų pats kaip savo. Ne? Ir kad mokytojo darbas yra, ir aš sakau savo bendruomenė, ir pati kai buvau mokytoja, ir esu mokytoja, ir vadovas, tai yra darbas toks prasmingas, nes, kaip ir minėjau, tu ugdai visų sričių Lietuvos žmonės. Tu ugdai medikus, gaisrininkus, dainininkus. Ne?
ir tu nukreipi juos tinkamą linkme. Ne? Tu duodi ranką jam ir tu vat, padedi jam eiti. Tai aš turiu tokią matymą ir savo bendruomenį sakau, mes esame tikrai dirbantys žmonės tokį sunkų, bet tokį mylimą ir nuostabų darbą, kad norėti mokytojų būti, tai yra tikrai viena iš svarbiausių profesijų apskritai pasaulyje. Labai gražiai papasakojot, bet ar yra tokių dalykų, apie kuriuos žmogus turėtų žinoti, įžengdamas į šį kelią? Nes nebus viskas taip gražu ir faina. Aš kaip ir pati susidūriau su tuo, kad tikrai būna, kad atsitrenki sieną, nes kaip ir pati aš pradėjau dirbti mokytoją, tai kaip ir minėjau, kad aš įeisiu ir nugriausiu pasaulį ir vaikai manęs klausys ir vaikai čia taip ir... Stop. Taip nebūna. Tai yra labai darbas, tai yra, kuris reikalauja labai didelio kantrumo, ryžto, turi būti labai ryžtingas, ne? Supratimo, kad ne visa tai, kas vyksta, priklauso nuo tavęs, nes labai daug kas priklauso ir nuo mokinių, ir nuo tėvų, ir nuo aplinkos, nuo visko labai daug. Tai kartais galvojame, kad mokytojas, tai aš ateisiu į klasę ir manęs visi klausys, nes aš taip pasakiau. Ne, dabar taip nėra. Tu turi užsitarnauti vaikų pagarbą, kad vaikai tave gerbtų. Ir kad norėtų eiti į tavo pamokas ir kad norėtų su tavim bendrauti ir po pamokų. Ar nėra taip, kad dar vienas iš tokių aspektų yra, kad mokytojas vis tiek yra, nori, nenori, į tam tikrą moralinę turi, nežinau, tam tikras būseną, jis nebegali, jis turi visada galvot, kaip jis atrodo, kaip jis elgiasi. Aš suprantu, kad jis žmogus. Jis gali nueiti į barą vakarą, jis gali nuvažiuoti patostogauti, jis gali visą kitą. Bet jis turbūt negali leisti, kad jį sustabdytų, nežinau, kelių policija su neblaiviam stovėje ar dar kažkokių, čia aš tiesiog stengiuosi. Vis tiek jis turi šiek tiek daugiau galvoti apie save, kuris, kaip jis ką, nes jisai mokytojas. Taip, tai aš tikrai sutinku su jumis. Bet mane tas ir žavi, kad mokytojas... Toks riteris. Jo, nes taip mokytojas, kai įeina klasę, tai ateina mokytojas. Ne? Bet tas, tu pats kaip mokytojas tu labai gerai jautiesi, nes tu žinai, kad tu ateini duoti vaikams žinias, bendravimą. Ir yra tam tikros ribos, kurių tu tikrai negali peržengti. Ir mokykloje tu turi ir žiūrėti, netgi tu išvaizdą, tu turi pažiūrėti, kaip tu atrodai. Bet mane, čia gal mano nuomonė, kitų gal nuomonė skiriasi, bet mane tas labai žavi. Nes yra tam tikros ribos ir yra visą laiką pasitempimas. Tai išlaikyta tiek išorinė išvaizda, kaip atrodo, ir išlaikytas tas vidinis, ne? Gal mes norime ir nusikeikti, ne? Būna tokių, mes taip, bet mokytas to nedaro. Ir tas patį mokytą kaip žmogų ugdo susilaikyti, ne? Čia toks profesionalumo yra, bet tapti profesionalu nėra labai paprasta. Kiek ten yra sakoma, 10 000 valandų ir tada gali vadintis profesionalu. Labai ačiū, Ugne, kad jūs šiandien radot laiko, atvažiavot su manim pasikalbėti, labai ačiū, kad radot laiko ir peržiūrėjot mūsų pasikalbėjimą, labai tikiuosi, kad tai suteikia jums naudos. Viso geriausio.